Nuotolinės konsultacijos turi net keletą privalumų. Vienas iš jų – laiko efektyvus planavimas. Mes sutaupom laiko keliaudami iš ofisų į namus, iš namų į ofisus. Kitas privalumas – platus klientų ratas. Galime turėti klientų ne tik iš kito miesto, bet ir iš kitos šalies. Ir mano nuomonė, kitas svarbesnis privalumas tai, kad nuotolinės konsultacijos suteikia didesnį saugumo jausmą mūsų klientams, nes jie turi galimybę jungtis iš erdvių, kuriuose jaučiasi saugiai ir patogiai. Ruošiantis nuotoliniai konsultacijai labai svarbu pasirūpinti savo erdvę kaip specialistui. Tai pirmiausia turėti tinkamą įrangą, kompiuterį su vaizdo kamera, veikiančiu mikrofonu. Taip pat pasirūpinti, kad jums už nugaros nieko nebūtų arba būtų labai minimaliai detalių, kad jos neblaškytų jūsų kliento. Dirbant nuotoliu labai svarbu laikytis konfidencialumo ir etinių principų. Būtinai aptarkit su savo klientu, kaip jūs dirbsite, kad užtikrintumėt jo saugumą. Priminkite taisyklės ir bendrus susitarimus, kaip pavyzdžiui, veikianti vaizdo kamera, signalai, jeigu klientas nesijaučia patogiai dalintis, arba jeigu yra kažkokie tai interneto trukdžiai. Dirbant su klientais nuotoliu, psichoterapeutui arba psichologui tenka aktyvesnis vaidmuo, todėl labai svarbu susijungus stebėti žmogaus kūno kalbą, veido išraiškas, balso toną ir taip pat suteikti jam atgalinį ryšį ar atspindėti jo emocijas. Dirbant nuotoliu, mes specialistai turim nuostabią galimybę pasinaudoti įvairiomis galimybėmis ir metodais, be to, ką jau taip jau turim sukaupę savo bagažuose. Konsultacijų metu galime naudoti interaktyvius darbalapius, prezentacijas, vaizdo įrašus, iš anksto paruoštas užduotis mūsų klientams, baltąsias lentas. Prieš pradėdami darbą nuotoliniu būdu apmąstykite taisyklės, kurių laikysitės kartu su savo klientais. Pavyzdžiui, kad visada prisijungti reikėtų 5 arba 10 minučių anksčiau, patikrinti interneto ryšį ir vaizdo kameras. Kad nebūtų pašalinių garsų iš tų erdvių, kuriuose klientai jungiasi ir kad, aišku, klientai neužsiimtų jokia kita veikla ir būtų terapiniam procese. Taip pat galima aptarti ir tam tikrus ritualus, kurie pagelbėtų klientui jaustis patogiai ir saugiai. Galima susitarti tam tikrus ženklus, verbalinius ženklus arba interaktyvius ženklus, pasitikrinti, kaip klientas šiandieną jaučiasi, su kokiais klausimais jisai šiandieną jungiasi į sesiją. Dar vienas svarbus aspektas, kurį vertėtų aptarti su klientu, tai yra patogumo klausimas, kad klientas jaustųsi patogiai ir pasiruošęs bet kokiom iškilančiom emocijom. Tai pavyzdžiui, turėtų servetėlių dėžutę šalia savęs, vandens arba arbatos ir jeigu reikia kokį nors šiltuką užklotuką. Taip pat nerekomenduojama nuotolinių sesijų metu valgyti. Jeigu manote, kad konsultacijos nuotoliniu būdu yra jūsų arkliukas ir jūsų įrankis, būtinai prisijunkite prie pokyčių namų bendruomenės.